mes visi suprantam problemą, kad vyksta karas, vakaruose karinė agresija Rusijos prieš Ukrainą, nusikalstama, pažeidžianti tarptautinę teisę, šiurkščiai, bet vakaruose nėra aiškios vizijos, gerai, o kokia ta ateitis ir kaip reikia tvarkyti su ta imperija. Netgi susidaro įspūdis atvirkščiai, kad bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose egzistuoja tokia koncepcija, kad gal reikia kažkaip išsaugoti šitą imperiją, nes tada nebus didelė ten branduolinio karo grėsmė, nesusidarys kažkokios tai atskiros dalis tos imperijos, kur gali grėsti pasauliui branduolinių ginklų. Ir šiaip nestabilu, ir šiaip gal Kinijos išaugs tada įtaka, o tai viskas yra geopolitiškai nenaudinga. Ir jie taip įsivaizduoja, kad jeigu jie neparems Ukrainos tiek, kad ji laimėtų aiškiai tą karą, tai tokiu būdu tą Rusijos imperiją pavyks išsaugoti. Iš tikrųjų, nuo jų elgesio mes matėme, kad Sovietų Sąjungos griuvimo laikotarpio nuo jų elgesio niekas nepriklausė. Visiškai, ar jie ten rėmė, ar nerėmė, pavyzdžiui, Lietuvos nepriklausomybę, tai tie istoriniai procesai vyko nepriklausomai nuo, sakykime, Centrinės žvalgybos valdybos koncepcijų Jungtinėse Amerikos valstijose ir taip toliau. Šiaip jau, kaip ir galią, ir karinę, ir ekonominę, visokiojopą galią didžiausia turi vakarų valstybės, visų pirma, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir įdomu, kad jie turi taip pat ir kompleksą, ypač vakarų Europoje, kaip kolonijinių valstybių, kurios daug bjaurasčių pridarė įvairiose pasaulio šalyse, trečiojo pasaulio šalyse. O Rusija save pateikia kaip kovotoja už tų kažkada kolonizuotų tautų, išsilaisvinusių tautų 20 amžiui, laisvę, apsisprendimą ir taip toliau. Pati būdama, kaip teisingai čia dėstė Rasa, kolonijinė valstybė. Tai įdomu, kad šitas naratyvas iš vakarų pusės, atkirčio neranda. Iš tikrųjų, nuolaidžiavimas Rusijai, Rusijos kolonializmui, rodo, kad tos kolonijinės tradicijos dar gyvos ir kad nėra nuoširdaus, iš tikrųjų, aiškaus požiūrio ir į praeitį, ir į dabartį. Nors 20 amžiaus 1960 metais Jungtinių tautų organizacija priėmė taip vadinamą deklaraciją dėl dekolonizacijos. Netgi ten suformuluota, kad nepriklausomybės suteikimo kolonizuotoms šalims. Ir tas dokumentas kažkiek suveikė, nes daug šalių iš tikrųjų realiai iš to kolonialistų pančių išsivadavo ir realiai gavo apsisprendimo teisę ir savo valstybingumą kūrė toliau. Keista, bet reiškia Rusija, nieko keista, nes į saugumo tarybos narė turi veto ir panašiai, bet neteisingai ir neteisėtai Rusija nebuvo įtraukta į šitą dekolonizacijos procesą. Dėl to šitos mūsų konferencijos tikslas ir gal dokumentas, kur mes šiandien priimsim, būtų vis dėlto kreiptis, kad bent jau tos šalis, bent jau tos tautos Rusijoje, kurios menamą savivaldą turi, ten 22 respublikos vadinamos, 4 autonominės apygardos, kad realiai taip pat būtų pripažintomis kolonizuotomis teritorijomis, pripažintos bent jau savęs nevaldančiomis teritorijomis. Yra tokia savoka non-self-governed territories. Tai dabar jų yra tik 17 likę, tai jeigu mes kreiptumėmės galbūt per Baltijos šalių parlamentus, gal ir tiesiogiai į tą vadinamą komitetą, Jungtinių tautų dekolonizacijos komitetą, yra parengtas projektas tokio kreipimusi, galbūt mes bent jau viziją stumsime į priekį.
bent jau tą naratyvą dekolonizacijos stumsime į priekį. Galbūt kažkokie procesai pradės vykti Europos šalyse. Aišku, su sąlyga, kad ne tai, kad mes priimsim ir pamiršim kažkokį tai dokumentą, bet kad mes ir pasiūsime jį ir seksime, kaip jis toliau, kokią turi eigą, ar nereikės dar vienos konferencijos, ar nereikės dar kažkokių veiksmų. Dėl to antras nutarimas, kur šiandien galėtumėm priimti, tai būtų tokio nedidelio organizacinio komiteto sudarymas. Tai aš nežinau, žinoma, galima būtų, tuoj pat aš atversiu tą rusų kalba tekstą. Jūs gavot lietuvių kalbą, tai čia обращение к парламентам стран Балтии į specialiniam komitetu ООН. Aš perskaitysiu lietuviškai, nes svarbu įrašui. Tai kreipimasis į Baltijos šalių parlamentus ir Jungtinių tautų specialų komitetą dekolonizacijai. Mes, dalyviai tarptautinės konferencijos, čia neminėsiu kas, suprasdami, kad Rusijos federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą pagrindinė priežastis tai nebaudžiami Rusijos režimo imperialistiniai siekiai, griaunantis tarptautinę teisę paremtą tvarką, kolonializmas paremtas teritorinė ekspansija, tautų užgrobimo ir sunaikinimo strategija. Įsitikinę, kad ilgalaikė tarptautinė taika ir saugumas visame pasaulyje nėra įmanomi, kol nebus pašalintos prievartinių tautų inkorporavimo į Rusiją ir jų kolonizavimo pasekmes, kol Rusijos teritorijoje veiks pagrindinis Jungtinių tautų organizacijos chartijos principus griaunantis tautų kalėjimas, užkertantis kelią tautų apsisprendimo teisei ir pagrindinių Jungtinių tautų organizacijos tikslų įgyvendinimui. Atsižvelgdami į 60 metų Jungtinių tautų deklaraciją dėl dekolonizacijos ir 1970 metų Jungtinių tautų deklaraciją dėl tarptautinės teisės principų ir kitus Jungtinių tautų organizacijos dokumentus, kurie 20 amžiaus antroje pusėje pasitarnavo dekolonizacijos procesui visame pasaulyje, atkreipdami dėmesį į tai, kad agresyvus Rusijos režimas tarptautinėje arenoje veidmainiškai prisistato kovotojų prieš kolonializmą, kai tuo tarpu jis pats atstovauja didžiausią koloninę imperiją sukurtą ant brutalios prievartos ir sufalsifikuotos teisės pagrindų. Ir dėl to kilo pavojus taikai ir saugumui visame pasaulyje, kurio akivaizdi išraiška Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, grasinimai kaimynams ir visai Europai, branduolinis šantažas. Konstatuodami, kad 22 nacionalinės respublikos ir 4 nacionalinės apygardos inkorporuotos į Rusijos federaciją iš tiesų nepriklauso save valdančių teritorijų kategorijai pagal Jungtinių tautų organizacijos principus ir juose iki šiol nėra užtikrintas tautų apsisprendimų principas bei savivaldos teisė, ką įrodo Rusijos režimo karai prieš apsisprendusią Čečėniją, Ičkeriją ir kiti režimo agresijos prieš tautas, žudynių, čia galima įterpti genocido, represijų ir pamatinių teisių pažeidimų, prievartinės asimiliacijos faktai. Kreipiamės į Jungtinių tautų organizacijos specialųjį komitetą dėl dekolonizacijos, į Baltijos šalių parlamentus ir visą tarptautinę visuomenę. Pirma, kviesdami aiškiai tarptautiniu mastu įvardinti, kad Rusija yra paskutinė Europoje koloninė imperija, pradėjusi Jungtinių tautų organizacijos principus pažeidžiantį agresyvų karą prieš kaimyninę valstybę, Jungtinių tautų organizacijos narę ir keliantį nuolatinį pavojų tarptautinę teisę paremtai sistemai, visoms kaimyninėms šalims ir gyvybiniams tautų interesams bei žmogaus teisėms pačioje Rusijoje. Antra, reikalaudami, kad reikalaudami, kad 22 nacionalinės respublikos ir 4 nacionalinės apygardos, kurios Rusijos federacijos konstitucijai įvardintos kaip federacijos subjektai kabutėse, taip pat kitų Rusijos tautų teritorijos būtų jungtinėse tautose įtrauktos į sąrašą savęs nevaldančių teritorijų, kurioms privalu taikyti dekolonizaciją. Trečia, siūlydami Jungtinių tautų organizacijos generalinėje asamblėjoje, kitose tarptautinėse institucijose priimti teisės aktus dėl Rusijos tautų dekolonizacijos ir įvesti nuolatinę tarptautinio poveikio bei stebėjimo sistemą, siekiant užtikrinti tautų apsisprendimo ir nepriklausomybės suteikimo kolonizuotoms tautoms principų pilną įgyvendinimą Rusijoje. Ir ketvirta, telkdami tarptautinę visuomenę aiškiai suvokti, kad Rusija, kariaudama prieš Ukrainą, ne tik šiurkščiai pažeidė tarptautinę teisę ir visuotinai pripažįstamus humanizmo principus, bet ir paneigė pačios Rusijos kaip Jungtinių tautos organizacijos narės, jos saugumo tarybos narės,
tarptautinį legitimumą. Todėl vienintelis būdas užkirsti kelią Rusijos karinei agresijai dabar ir ateityje apima 3 principus. Pirma, Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimą. Antra, teisminio proceso dėl Rusijos karo nusikaltimų, turbūt ir genocido reikia įdėti, įgyvendinimą. Ir trečia, Rusijos dekolonizavimo strategijos tarptautinį patvirtinimą bei įgyvendinimą. Tai toks yra projektas, kurį mes turėsim galimybę svarstyti, tobulinti kažkokias idėjas, ne kablelius, ne atskirus ten žodelius, bet patvirtinti šiandien ir kreiptis, jeigu jūs pritarsite. O dabar, jeigu turite klausimų, Marius paduos mikrofoną, galite užduoti.